Kaip pasiruošti didžiajai baleto scenai? Artėja šventinis periodas ir tikriausiai visi jaunieji baleto artistai vienaip ar kitaip lips į didžiąją sceną. Kaip pasiruošti, kad tai vyktų sklandžiai ir lengvai? Diena prieš – tai ramus vakaras ir geras miegas. Pailsėję šokėjai jaučiasi drąsiau. Dieną prieš susidėkite visus reikalingus daiktus. Patikrinkite, ar jūsų kostiumas švarus, tvarkingas, ar jūsų pėdkelnės ir tapkutės švarios, nesuplyšusios, ar visi sagučiai ir visi lakai sudėti ir supakuoti, kad ryte nebereikėtų apie tai galvoti. Atvykite anksčiau. Skubėjimas kelia stresą, o ramus pasiruošimas leidžia jaustis saugiai. Vyresni šokėjai puikiai žino gerą baletinį apšilimą. Turėkite laiko tam, tai išvengsite traumų. Tokia naujiena, bet tikrai labai svarbi, jeigu turite ausinukės, turėkite savo šokio muziką ir užsimerkę ramiai prašokite šokį mintyse. Likus nedaug laiko, pasistengkite nusiraminti, nebendraukite su savo draugais, užsimerkite, pakvėpuokite ir susikaupkite. Pasitikėkite savo mokytoju. Jis žino tikrai daug ir patarsim visą, kas geriausia. Mažų vaikų tėveliams, arba ne tik mažų. Pasistengkite išlikti ramūs ir jūs, nes vaikai jaučia jūsų nerimą, jūsų įtampą taip pat. Na ir pabaigai, pasimėgaukite šiuo reginiu, pasimėgaukite šią šventę, juk tai ypatinga dalis jaunam baleto artistui.